Labą dieną, brangus Kanal 10 Lietuva klausytojai. Šiandien vėl susitinkam laidoje Širdies švelnumas. Ir svečiuose turime Rimą, mano ilgametę tikėjimo sesę. Galėčiau tave pavadinti, Rima, Dievo kariu. Esi smulkutė, gražutė, mažutė, bet tavyje tiek Dievo jėgos sprogdinančios. Tai noriu, kad prisistatytum trumpai, ką tu šiandien veiki. Labą dieną visiems klausytojams. Visų pirma, didelės padėkos iš manęs, kad pasikvietėte, kad darote šitą tokį gražų darbą, kad žmonės išgirstų realius įvykius kitų žmonių gyvenimuose, ką Dievas padarė ir aš esu neišimtis. Ir būtent su Sandra susipažinau dėka Jėzaus, nes jeigu ne Jėzus, aš Sandros gyvenime nepažinočiau ir žmonių, kuriuos sutinkam šito filmavimo metu. Tai trumpai apie save, tai mano vardas yra Rima, esu jau 4 metus kaip palaimintai ištekėjusi, tai irgi yra didžiulis Dievo liudijimas. Gimiau ir užaugau ne Klaipėdoj, aš esu iš Skuodo rajono iš tikrųjų, bet Dievo buvo toks planas, kad mane atvestų į Klaipėdą. Ir jeigu taip trumpai apie save ir ką šiuo metu veikiu, tai šiuo metu esu pilnai Išgelbėjimo šviesa bažnyčioje tarnautoja, esu jaunimo lyderė ir vaikų tarnautoja, taip pat tarnauju Lietuvos sekmininkų sąjungos jaunimo judėjime LT Youth, kai tenka irgi organizuoti įvairiausius renginius. Ir be kita ko, kur kviečia, kur Dievas šaukia, ten einu, ten padedu, nes Dievas taip pakeitė širdį, kad matai poreikį, eini ir tarnauji. Taip, Rima, prašau, papasakok dabar apie tą savo laikotarpį. Kur buvai, kai tave surado Kristus? Iš tikrųjų, gal reikėtų tokį akcentą padaryti. Ar tikriau galbūt į kokią tą tavo širdelę pasibeldė Kristus? Taip, bet labai gerai, kad akcentuojam šitą dalyką, nes labai visuomeniai vyrauja toks stereotipas. Kai aš pasakosiu savo liudijimą, suprasite, kad žmonės artinasi pas Viešpatį tada, kai yra didelės problemos. Ar ne? Tada žmonės pradeda ieškoti, kas į rytų filosofijas, kas į meditacijas, kas tiesiog kažkokias blogesniais keliais nueina, priklausomybės, ar ne, nes yra skausmas. Tai aš iš tikrųjų užaugau gražioj 5 asmenų šeimoje. Kodėl pas mus namuose, sakykime, vyksta vieni dalykai, o kiti gali savo gražiai ramiai gyventi. Žinot, kaip visą laiką atrodo, pas kaimynų žolė žalesnė. Taip. Bet kai tu esi vaikas, tu taip ir matai, 9 metai, 10 metų. Ir aš labai greit brendau. Tai reiškia, aš labai greit supratau, kas yra gera, kas yra bloga. Tai tarkim, ar ne, kad konfliktai, kokie jie žalą daro, tarkim, tėvų konfliktai, aš būdavau kaip kempinė, aš viską į save absorbuodavau. Aš visiškai į save viską absorbuodavau. Ir žinoma, ką tu kaime su kuo ten dalinsis. Čia dabar yra tie laikai, kai yra tau kažkokios problemos, skambink kokiai nors linijai arba eik pas kokį nors psichologą ir kalbėkis. Ne, kai tu augi kaime, tu esi priverstas viską kaip į stiklainį ir užsukti. Dėti į stiklainį ir užsukti. Tiesiog tokie laikai buvo. Širdis tavo kompleksų stiliai išgyvendavau, būdavau gėda pasakyti net mamai, kurie galėdavau pasakyti, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, ką noriu pasakyti, žinok, Sandra, kad klausytojai, kurie yra vyresnės kartos, kad aš nekaltinu. Aš žinau, iš kokio suspaudimo jie išėjo. Aš kalbu apie komunistinį suspaudimą. Kokioje aplinkoje augo, kad būdavo nesakyti, ypač provincijoje, čia aišku, šeima šeimai nelygų, gėda kalbėti apie savo jausmus ir kad tu myli žmogų. O maždaug tokie laikai būdavo, ar ne, darbą atlikai bonkė. Kažką padarai bonkė. Tai kaime aš labai noriu šitą akcentuoti. Yra labai daug sužeistų šeimų, bet blogiausia, kad jiems tai atrodo norma. Tai yra blogiausia. Ir žinoma, tu tokioj aplinkoj augi ir, kaip sakau, aš labai jauna pradėjau kvestionuoti daug dalykų, kelti klausimus, bet nėra su kuo pasidalinti ir viską laikyti savyje. Tai man iš tikrųjų buvau labai sergantis vaikas, aš bronchinę astmą stiprią turėdavau ir tik po to užaugus sužinojau, kad vaikai serga daugiausiai tie, čia negalima visiems klijuoti šitos, kaip sakant, etiketės, bet serga tie, kurie neišgyvena meilės. Sakau, aš vėlgi savo tėvus aš gerbiu, myliu, vertinu ir esu dėkinga, bet mes turim suprasti, kad šeima yra pirma tavo tvirtovė. Šeima yra ta vieta, kur susikūrė tavo pasaulėžiūra ir pasaulėvoka, kas tu esi. Tai jeigu tu ten jauties nelaimingas,
Nu, jauties nemylimas. Tu nemylimas, nelaimingas, nenori, ir pradedi matyti, kad iš tikrųjų blogi dalykai yra vadinami norma. Tai nenori, tu sėki tokia pat pėdsakais. Nepaslaptis įvyko tarp mūsų tėvelių skyrybos ir tai iš tikrųjų mūsų šeimą, taip ūkiškai pasakysiu, damušė. Ir aš, aišku, nežinojau, koks bus Dievo planas. Aš noriu paliesti šitą dar truputėlį temą. Mes nuo vaikystės katalikiškai buvom kažkiek paviršutiniškai auginami. Kaip aš sakau, mėgstu, Lietuvoje yra papročių ir tradicijų kraštas. Labai gilios tos tradicijos. Ir man jos asmeniškai į širdį įsirėžė iš gerosios pusės, ar ne, ten kalėdinis stalas, bažnyčia, po to prie stalo. Bet aš jau vaikas matydavau, o kodėl mes išėję iš, sakykime, šventos vietos, turime atėję prie stalo gerti, keiktus ir ten kažkas išėjęs rūkyti, jeigu tiesiogiai tai ar per pamokslą, ar kažką yra sakoma, kad tai daryti yra negerai. Arba po to vaikus mokyti, bet tu ten, tarkim, nesikeik, bet tu ten, tarkim, nevok, bet tu ten, tarkim, kažko nedaryk. Ir tu pradedi, sakau, jau matyti tą veidmainystę. Ir man pro pirštus tai nepraeidavo, viską vėl dediesi savo širdį. Skaudžiausiai, žinoma, išgyvendavau visokius aš nesutarimus, konfliktus šeimoje, labai racionaliai suprasdavau, kas yra neteisinga, tarkim, koks nepriteklius šeimoje, yra, tarkim, ten finansinis, ir aš labai skaudžiai išgyvendavau, kad kodėl, tarkim, viena šeimos dalis turi tai nešti tą naštą. Tai ir kas įvyko? Įvyko taip, kad, sakau, tėveliai išsiskyrė ir manį, gal psichologai sakytų, prasidėjo maištas, bet man visiškai depresija prasidėjo. Ir aš 17 metų gulėjau ligoniniai, nes man tiesiog buvo stiprus galvos skausmai, aš nueidavau su galva miegoti skaudančią ir aš atsikeldavau su skaudančią galvą miegoti. Ir man tai tęsiasi diena iš dienos ir tiesiog mes nutarėm, tiksliau, ačiū mamai, kaip sakant, kad reikia gulyti ligoninę, žiūrėti, ar nėra kokios nors neurologinės priežastys. Man padarė visus tyrimus, kokius įmanoma daryti. Visiškai sveikas vaikas, iš tų neurologinių, fiziologinių dalykų. Ir tiesiog nekaltai taip man gydytojas sako, nedrąsiai, gal nori pabandyti pas psichologą, nueiti pakalbėti. Ir aš, kadangi, toks, sakau, subrendusi labai buvau, tai sakau, kodėlgi ne, juk į ligoninę atvažiavau iškoti priežasties. Ir per pirmą seansą, kaip jį pavadinsim, mes iškart išsiaiškinta buvo, kad tai yra psichologinės problemos. Kad viskas tiesiog aš esu kaip absorbavusi, ką tik įmanoma. Įtampa, nerimas. Viską, įtampos galvos skausmai, sezoninė depresija, antidepresantai iškart buvo išrašyti, nes iškart buvau nusiustas pas psichoterapeutą. Psichoterapeutas manęs nemeluosi, bet pas tokį specialistą pakliuvau, 2 klausimų paklausė ir tiesiog išrašė vaistus. Nebuvo tokio, žinot, kur reikalingas ar gydymas, ar dar kažkas. Ir ko pasiekoje, sako, lankykis pas psichologą. Ir aš kai grįžau iš tos ligoninės pas psichologą, savo gimtame mieste lankiausi, aš po kelių seansų supratau, kad man to nereikia. Nes mes vaikštom ratais. Mes vaikštom, aš supratau, kur yra problema, tai, sakykim, tai yra neatleidimas. Ar ne? O iš kur gauti jėgų atleisti? Aš privesiu prie to. Aš tiesiog sakau, su kuo dažnai žmonės irgi susiduria. Gerai, mes galim duoti tą pagalbą iki tam tikro laiko, bet vis tiek galiausiai tu atsimuši į tą dalyką, kad aš pats su savim nesutariu. Aš viduj pats su savimi kovoju. Na ir neišsiplečiant, tas baisiausias dalykas, kas pradėjo vykti, tai žinoma yra, kad kai aš išvažiavau studijuoti, tai toks buvo visiškas, kaip aš pavadinsiu, gal beprasmybės gyvenimas. Galbūt žinau, kad yra artimųjų tarpe, sako, taigi jaunas žmogus ar neturi nugyventą savo džiaugsmą, ten, kaip pasaulis mato, tarkim, ten eiti visur, daryti, ką nori. Tai aš realiai naktiniuose klubuose gyvendavau. Nors būdavau pareiginga ir studentė, ir darbuotoja, viską darydavau, bet ateidavau ketvirtadienis nuo ketvirtadienio iki sekmadienio naktiniuose klubuose. Ir tu ten, ką tu darai, tu ten prisigeri, tu neturi vertės, tu visiškai neturi vertės, nes iš kur tą vertę gauti? Iš kur gauti vertę, jeigu, sakykime... Tai visiškas nusivylimas buvo bažnyčia, pavyzdžiui, Dievas jau nekildavo į tokių klausimų, kaip kažkur kažkaip, kad išeiti iš to, net pas psichologus ar ne, kai lankeisi. Aš po kokių 5 kartų tiesiog galvoju, aš geriau pataupysiu mamos pinigus. Apie ką mes kalbėsim, apie ką mes toliau kalbėsim, į kokį tai... Bet Dievo ir bažnyčios tas toks visiškai buvo kaip patraukta, ar Dievas beldės, ar buvo kažkoks...
Ne, iki to laiko aš galiu sakyti, kaip dažnai pagalvoju, kad tai buvo didžiausias mano tas tamsus periodas, kai išvažiavau studijuoti, bet iki to buvo vienas toks stebuklas, kai viena teta pasiūlė nuvažiuoti į Pakutuvėnus. Ir aš būtent toj pačioj 11 klasėje nuvažiavau į Pakutuvėnus ir tikrai esu dėkinga už tą laiką ten, bet aš nesupratau, kas įvyko. Irgi aš buvau visiškai, aš nemokėjau su žmonėm, atrodo, bendrauti, užsisklendus, užsidarius ir aš verkdavau. Aš realiai nuo ryto iki vakaro verkdavau. Tuštuma ir negyva viduj. Tuštuma ir negyva, toks supratimas, kad nori egzistuoti, bet nežinai kaip. Ir visiškai, ir atrodo, mama mylėjo, sesės, irgi visi kaip mokėjo, taip mylėjo, bet tu viduj, tu nemoki, tu tiesiog nemoki, tau yra liūdna, tau yra negera ir tu tiesiog, čia galėčiau dar daug aspektų paliesti, automatiškai tokie žmonės dažnai dar klausosi atitinkamos muzikos, o kai įtikėjus tik sužinojo, kad po kiekvieną kažkokią dainą ar muziką ar kūrinių yra visgi atitinkama stovi dvasia, ar ne iš ko žmogus tai kūrė ir tu tuo esi prisipildęs, tai vad kas įvyko Pakutuvėnuose, tai aš tiesiog paskutinę dieną sukaupiau jėgas ir atsimenu prie brolio Gedimino priėjau, sakau, aš čia atvažiavau su tikslu ir sako, ar tu nori gal išpažinti padaryti, noriu, aš atsimenu ten iš viso savęs pradėjau verkti, aš ką jis liepė, tą aš kalbėjau, atsiklaupiau ant žemės, jis uždėjo ranką ant manęs ir aš tik įtikėjau, supratau, kad aš tą dieną pirmą kartą savo gyvenime priėmiau Jėzų Kristų. Bet kas po to? Nieko. Aš tą patį vakarą grįžau ir man buvo dar blogiau. Nes nei aš Evangelijos gavau, aš tikrai nekaltinu, bet taip sakau, kur toliau? Nes yra reikalinga, mes žinom, kad yra bendruomenė reikalinga. Atsivertimas, bet toliau. Koks tas atsivertimas, į ką atsivertimas, jokio mokymo, nieko toliau ir tu tiesiog toks paleistas vėl į gyvenimą ir kapstykis kaip tu nori, nieks nepaaiškinta, nes nieko nėra. Ir man tada... Ir jokio palengvėjimo, ta pati malda, pati atgaila. Visiškai. Ta kai tu išsiverki, mes visi žinom, kai mes nuleidžiam emocijas, tam kartui mums yra gerai. Bet vėl, aš atsimenu, sakau, tą patį vakarą aš grįžau pas tetą, kuri maloniai priėmė, ten darė viską, kepėm pyragų. Žmonės ar nemyli, kaip gali geriausiai. Bet aš jaučiu, aš po to grįžtu į savo kambarį, kuris man buvo duotas ir aš galvoju, aš nieko nenoriu. Ir aš gerai prisimenu, kas rezonuoja tokioj stadijoje žmogaus, kaip jauno žmogaus ir nereikia nuvertinti jaunų žmonių iš tikrųjų, nes tu giliai gyventi nori, bet manęs, pavyzdžiui, suicidinės mintys, nežinau, nuo kelių metų neapleisdavo, jos vis ateidavo ir nors tu suprasdavai giliai viduj, kad tai nėra teisinga, bet vis tiek, o koks skirtumas, kad aš gyvenu, geriau man kažkas atsitiktų, o kokia prasmė yra iš gyvenimo, aš niekada nesuprasdavau gyvenimo prasmės, nes aš labai daug skausmo mačiau savo aplinkoje. Man tai tiesiog nesuvokiama buvo. Tai, ką žmonės vadino. Lygiai taip pat galvoju, lygiai tą patį mintis ir aš Dievui užduodavau net vaikas klausimą, kad man per sunku gyventi ir Dieve, tu net neatsiklausėjai mane, sukūrėjai mane, tu neatsiklausėjai ir aš nesugebu gyventi ir dar kur aš nueisiu dabar neaišku iš tikrųjų per tą nemokėjimą. Tai man irgi tokios mintis irgi kildavo dažnai. Taip, ir kas įvyko po to, skaityk, aš baigiau tą vidurinę mokyklą ir žinau, kad kitiems žmonėms manęs klausantis ypač galbūt keista, bet aš tik įtikėjau, supratau, kad demonai yra realūs. Bet kad tu vaikštai kažkuriam mete, galbūt su tais tam tikrais demonais, tu net nežinai, ar ne, kaip, pavyzdžiui, ten savižudybės demonas ar depresijos demonas, nedemonizuoju visų žmonių, kurie turi šitos sutrikimus, gink Dieve, ne. Bet kaip aš sakau, kai aš atvažiavau studijuoti į Klaipėdą, tai buvo, atrodo, visiškai gyvenimo juodoji skylė. Tu atrodo, tu esi pareigingas, nes tai yra dėka tėvų auklėjimo, pareigingumas, visa kita, tu darai kruopščiai, tu eini dar. Taip, ir perfekcionizmas. Tai atima jėgą. Bet gal aš ką praleidau, ant kiek nebuvo savivertės ir kiek buvo vis laik noras naikinti save, tai aš kai gulėjau ligoninėje, tada dėl tų galvos skausmų, aš grįžau iš tos ligoninės su bulimija, nes aš pradėjau ten lyginti su kitom merginom. Jos visos gražios, aš čia atsiprašau iš provincijos ir atėjo vienas žmogus iš artimųjų tarpo ir man, žinot, kaip mes grubiai juokaujam, bet ką reiškia žodžio jėga. Ir ant manęs pajokavo, sako, Rima, kokia tu čia papilnėjus. Ir man buvo, kai aš psichologiškai palaužtas žmogus, šitie žodžiai visiškai katastrofa. Ir aš iš ten grįžau su visiška bulimija. Aš galvojau irgi, kai galvojau apie šitą laiką, kai mes kalbėsimės, kad papasakau žmonėms,
Ką reiškia, kai tu, pavyzdžiui, grįžti ir turi šitą sutrikimą, sakykime, tą menkavertiškumą, tą savęs pasišlikštėjimą, iki savęs nekentimo. Ir, pavyzdžiui, tu tiesiog su mama, atsimenu, sėdėm prie stalo, televizorių žiūrim ir tiesiog kočiukai padėti ant stalo. Ir aš tiesiog suvalgau kelis ir pirmoji mintis, ką tu darai, kiek čia kalorijų, kas čia yra. Ir aš bėgu į tualetą išsivemti. Be jokių užuolankų. O dar prieš tai buvo mano gyvenime tarpsnis, kai aš turėjau anoreksiją, aš nevalgydavau tyčia, tam, kad tikrai save ten suliekninti, kad atitikti tuos videoklipų idealus, kad būti gražiai. Ir žinot, iš ko tai kyla? Kad kažkam patikti. Nes visą laiką, kaip sakau, noras, kad tave mylėtų, kad tave pripažintų, kad tave vertintų, kažkam patikti. Ir svarbiausia, kad būdavo tų žmonių, kurie tikrai myli ir kurie įvertina. Bet būdavo negana. Ir vis tiek neatsirėmi tą tikrąją meilę, ne? Negauni to tikro ir tu vis tiek nesupranti tos tikrosios prasmės. Atrodo, tam kartui tu emociškai kažkur pasitenkinė, tai skaityk, kad suprast ir ta depresija, ir anoreksija, po to perauga į tą bulimiją, po to tu išvažiuoji studijuoti, po to įkrenti visiškai, man net tokie pykčio priepuoliai prasidėdavo. Aš galėdavau užsidaryti vieną patį, kur gyvendavau bute ir tiesiog verkti ar net norėti draskytis, naktį viena išėti pasivaikščioti tam, kad kas nors atsitiktų. Su tokiom, sakau, suicidinė mintim. Visiškai nulis savivertės, bet noras kažkam, sakau, būti brangiu. Mama skambina, aš nenoriu atsiliepti. Sesė skambina, vyresnė sesės, tuo metu aš tiesiog nekenčiu. O tiesiog taip širdis pasikeitė. Jinai buvo apkartusi, jinai buvo paskendusi nusivylimė, jinai buvo paskendus tokioje net pagiežoje gal ant tos neteisybės, kurią aš mačiau ir atrodo nėra kaip išsilaisvinti pačiam iš vidaus. Tas didžiausias priešas juk yra mūsų mąstyme, mūsų širdyje ir atrodo, kas gali mane išgelbėti, bet aš niekados neieškojau gelbėtojų. Noriu pabrėžti. Niekados. Aš žinojau, kad Dievas yra. Iš katalikiško mokymo ir iš tokio, kad močiutė mūsų labai buvo tokia irgi užkietėjus, kaip sakau, bažnyčios lankytoja tradicinės. Ir aš žinojau, kad jis yra, bet kas Jėzus Kristus arba kaip artintis prie Dievo, ne, tiesiog kai yra problema, tada šaukies Dieve padėk. Tai toks visas tas buvo iki to santykis su Dievu ir tas visas sudužimas didžiausias gal įvyko, kai viskas taip vyko, aš atsimenu, sakau, vis laik akcentuoju tos vienus metus, kai tenka pasakot, 2011, kai mirė mūsų močiutė, aš tada pirmas syk taip pradėjau galvoti apie tą, iš tikrųjų tas gyvenimas yra labai trumpas. Ir mane taip palėtė iš tos pusės, kad aš trumpam sustojau, taip ir draugai ten kviečia kažkur eiti, tau reikia prasiblaškyti, aš sakau, ne, aš nenoriu. Ne tai, kad gedulas, bet toks mini šokas. Aišku, tai neilgai trukus, nes įpročiai yra įpročiai, vėl grįžti prie to pačio gyvenimo, vėl vakarėliai, vėl klubai, vėl draugai, vėl ryte atsibundi, vėl savim šlikštiesi, vėl pinigų nėra, tas toks gyvenimas. Kažkas vadina tai jaunystės malonumais, bet iš tikrųjų mes viduje visi žinom atsibudę ryte, kaip mes jaučiamės, reikia būti tik sąžiningai su savimi, kaip mes nesidžiaugiam tuo, ką mes darom, tiesiog kitaip nemokam daryti. Ir įvyko taip, kad mes papuolėm į vieną autoavariją jau 12 metais, tada teko irgi prabūt ant lovos nemažai ir toks irgi buvo sukritimas, kad tas vis man buvo pradėti siūsti ženklai, kad gyvenimas yra trapus ir gyvenimas yra trumpas. Ir po to, kaip sakau, ar neužsiminiau tokius dalykus, net gal kažkam tai svetimus apie dvasias, kažkokias netyrasias ar panašiai, aš niekados nepamiršiu to vieno įvykio, kai su draugė grįžom iš klubo naktinio, aš tikrai buvau neblaivi ir lipam laiptais, man tiesiog užėjo pykčio priepuolis, aš trenkiau su savo galva į sieną. Ir jis sako, Rima, ką tu darai? Ir man viskas erzina, sakau, tu manęs nekalbink. Ir aš pradėjau realiai keikti gyvenimą, kad viskas yra nesąmonė, visi yra vedmainiai ir aš ten su keiksmažodžiai, su neapykanta ir su tokiu noru, atrodo, atrodo, tu negali tverti savyk. Kaip tu visko nekenti, kaip tu nuo visko esi pavargęs, po to grįžtu, atsimenu į tą butą, batų neina nusimaut, pradėjau už ten draskytis, praėjo ta emocija. Kažkas galėtų tai pavadinti. Tada vėl aš darausi ten už kažką naktypiečius ar ką tą vadinkim. Ir tą patį vakarą dar netyčia kritau vonioj. Ir man kitą dieną buvo visiškai blogai. Ir dar kitą dieną aš nuvažiavau į polikliniką, man buvo smegenų sutrenkimas. Ir tada prasidėjo daug dalykų many, ką aš noriu pasakyti, kad
tu supranti, kad tu kažką labai negerai darai, bet nežinai, į ką kreiptis, nežinai, ką daryti ir nepriimi artimųjų pagalbos. Aš tikrai, būdavo, mano mama labai labai norėjo man padėti. Ir nesuvaldoma iš vidaus, ne? Visiškai nesuvaldoma iš vidaus, tas toks, atrodo, tu klykti nori viduj, kaip ir aš ten draugą tuo metu turėjau, atrodo, ir draugų, ir sakau, ir sesės, tie, kas buvo artimieji, nuostabiausius dalykus, ką galėjo daryti, jie darė. Ir atsitiko taip, kad tai buvo vasaros pradžia, aš po to mama sako, gal grįžkinu į, kaip sakant, į gimtinę, pabūsiu, paslaugysiu, aš grįžau ir toks dvilypis jausmas, ir tu myli, ir tu vertini, ir tu tuo pačiu, čia nieko gero, geriau važiuoti atgal vos ne į Klaipėdą. Tai vos tik aš pasveikau, aš iškart grįžau į Klaipėdą. Vėl prie to pačio gyvenimo būdo. Nes buvo draugai tariamai tapę mano šeima. Nes aš prie draugų jausdavausi gerai. Nes buvo tiesiog labai daug pykčio, labai daug nuoskaudų, labai daug kartėlių ant šeimos, labai nesijaučiau laiminga šeimoje. Ir mes grįžo, ir tą vasarą vyko mano sesers vestuvės. Ir atrodo tokia graži šventė, visi ruošiamės ir mes tas vestuvės atšventėm labai puikiai, kaip lietuviai moka. Ir po savaitės mes turėjom didžiausią tragediją, mes laidojom mamą, nes mama žuvo traukinio avarijai. Visiškai žmogus buvo išplėštas iš mūsų gyvenimo. Prasme, nebuvo priežasties tam, nebuvo nieko, tiesiog mama nebegrįžo. Mes visi buvom Klaipėdoje, mes po būtent sesers vestuvių ilsėjomės, šventėm, tiesiog pramogavom, zoologijos sodas, mini, dar kažkas maistas ir vienintelė mama sugalvojo grįžti tėviškę ir jinai nebegrįžo. Ir aš atsimenu tą akimirką, kai mes važiuojam ieškoti jos, kai mes važiavom pro vieną mašiną pro vieną kelią, kitą mašiną pro kitą ir mes sustojom Kretingoj. Aš jau tada mintyse galvojau, gerai, vienas sesuo turi su vyru jau namą, jiems viskas gerai, kitas sesuo ištekėjo, jiems bus visą gerai, o aš kaip visada, kažkaip. Aš jau širdį žinojau, kad jos nebėra. Jau žinojau. Ir aišku, kai mes įėjome į policijos komisariatą ir tas vaizdas kruvino rankinuko, kai praneša pro tavo akis, ir aš realiai jaučiausi, žinokit, kaip filme. Visiškai. Tu esi, bet tavęs nėra, nes tu nepriimi, kad tai gali būti iš tikrųjų. Ir aš atsimenu, kaip aš išėjau, aš nėra. Viena sesė pradeda klykti, kita sesė pradeda sakyti, ne, tai negali būti, kodėl. Tuo tarpu aš atsistoju, be jokių ašarų, be nieko, išeinu ant laiptų, pasiimu telefoną, paskambinu, sakau, aš tuo metu turėjau draugą ir pasakau, mama nebegrįž, mamos nebėra, mama mirė. Ten sumišimas, ten kitam ragelio gale, kas kaip. Neklausinėk, pasakiau. Padedu ragelį ir jinai toks jausmas, kad būtų kažkas tą momentą prieėjęs, taip paėmė širdį, išėmęs be jokio skausmo, grinai širdį. Dar kur buvo kažkokie jausmai, kažkoks kažkas ir taip išmetė. Man visiška tuštuma. Ir mes, kai laidojom mamą 3 dienas, nes buvo daug žmonių, kurie norėjo į atsisveikinimą atvykti, nes labai geras, labai nuostabus mano mama žmogus, buvo labai pripažintas, labai uoli, labai atsakinga, labai graži, labai viskuom. Ir aš negalėjau praverkti. Aš visas laidoti, aš jaučiausi nenormali. Aš negaliu, man neina verkti. Aš nežinau, aš stengiausi net pravirkti. Ir aš tyčia galvoju, kaip man reikia susigraudinti, nes kaip aš atrodysiu prie žmonės. Visi ten verkia, visi ten visaip kaip, nes visiems širdis plyšta, kaip galėjo, čia yra tragedija, nes žmogus tiesiog nebegrįžo namo, o aš negaliu praverkti. Ir aš tiesiog norėjau, kas man tikrai atsitiko, aš nenorėjau, kad niekas manęs apkabintų, aš nebenorėjau, kad prie manęs draugas liestusi, aš nenorėjau jokio kontakto su žmonėm, aš tik atsimenu gerai, kaip grįžom namo, nuėjau į kambarį, pasiėmiau mamos džemperį, apsivilkau ir apsikabinau. Nes aš negalėjau. Ir tas jausmas, kad mama grįž pro duris, jis mumis nežinau kiek mėnesių. Visą laiką ateina 5 valanda vakaro ir tu lauki, kada parvažiuos tas automobilis. Bet kaip jis negrįžta. Ir yra tos 9 ar kiek ten tų susitaikymo stadijų. Bet aš ne tas variantas. Aš vėlgi sakau, labai racionaliai gyvenimas vyksta. Aš atsimenu, man skaudžiausia gal buvo, tokia atrodo viduj neteisybė, galvoju, pas mus laidotuvės, pas mus žmogus mirė artimiausias, o visas pasaulis jis juda toliau.
Vat tu įsivaizduojat, kaip mano mąstymas veikdavo. Atrodo, tu esi čia netektis, ten viskas, kažkam plyšta širdis, ar ne, kaip taip gali būti, ar ne, kažkas sesę laidoja, kažkas mamą laidoja, kažkas mylimą kolegę laidoja. Ir aš čia dukra, vienu smegenų pusrutuliu mąstau, esu čia, kodėl man eina praverkti, o kitų smegenų pusrutuliu, bet pala, vėl tas gyvenimas, man kažkaip, vat, kažkas lyg, vat, jis toliau tęsiasi. Žmonės niekur dabar gyvena. Kažkas keliauja, kažkas dar kažką daro. Tiesiog toliau eina ta gyvenimo gija. O čia stop, čia nieko nebėra. Man labai tas faktas buvo, kad kai buvo mamos karstas, aš žinau, kad jos ten tiesiog nebėra. Mano mamos ten nebėra, čia yra tik kūnas. Sakau, labai kategoriškai, labai racionaliai. Ir mes kiekvienas, sakau, iš seserų išgyvenom tą skausmą savitai, nes mes esam kiekvienas skirtinga asmenybė ir tai yra normalu. Ir aš iškart užsidariau, taip galvoju, nes buvau praleidus sesiją dėl tų visų dalykų, dėl savo sveikatos, dėl tų, ką aš čia pripasakojau, ir dar buvau dalis, kad ten operacijų turėjau, irgi kas neįprasta, buvau 22 metų būti išoperuotai tam tikrose savo, kaip sakant, kūno sritise. Ir kas vėlgi yra, galiu drąsiai šiai dienai, žinau, kad kaip ir nuodėmės pasiekmes. Tai ir aš tiesiog pradėjau įnikti į mokslus, maždaug mokslai. Taip dėliotis, aš palikau draugą, aš nenorėjau, kad niekas prie manęs daugiau liestusi, man nereikia to, galvoju, man nereikia. Labai susikoncentruoti, gimė dukterėčia gims, bet dukterėčia yra svarbu, sesės yra svarbu, viskas. O aš toliau statausi savo gyvenimą, nes aš pavargau. Aš taip troškau ramybės, aš nemoku apibūdinti, kaip aš buvau pavargus nuo gyvenimo. Aš žinau, kažkam tai atrodo, ką tau tik 22 metai. Taip, aš realiai buvau pavargusi nuo gyvenimo. Aš atsimenu, su draugiam kartą išnekėdavau, sakau, iš viso mūsų šeimos gyvenimo galima gerą serialą pastatyti. Nes visko buvo ir apkalbų iki tokių, kad ten mes norim kažką padaryti, ten išskirti, ten, sakykime, mano tėtis su kita, ta dabartinė jo žmona, kurią tikrai gerbiu ir visa kita. Ir buvo visokių ten kišimus į mūsų tą šeimą, buvo, sakau, tos skyrybos, buvo mamos netikti. Sakau, žiūrėk, koks šis serialas geras gautųsi, bet kažkam reikia tai išgyventi. Ir aš kaip sakau, mano toks būdas buvo, aš buvau kaip kempinė. Aš viską kaupdavau į save. Ir gyvenimas, kaip ir sakau, toliau eina. Ir aš tuo metu grįžau į gimtinę, nes buvau ten reikalinga. Ir aš atsimenu tokį momentą, kaip aš sėdu ant dviračio ir minu palei Latvijos sieną, žvyrkeliu, ir žiūriu, pavasaris bunda ar ne, ir žiūriu tokia graži kūrinija. Jau ten tuoj verksiu, galvoju, iš tų sentimentų, iš visko. Ir štai sutrūnyje, sutrešė senas kryžius. Ir aš nežinau kas, nežinau kodėl. Aš nulipu nuo dviračio ir aš pradedu bliauti. Gerai, sakau, Dieve, jeigu tu esi, kodėl? Dabar įsiklausykit. Kodėl mes žmonės esam tokie parazitai? Realiai, aš mačiau žmonės kaip visiškus parazitus, kurie neša skausmą, neša kančią, moka tik kandžiotis, viens kitam kenkti, nėra ištikimi, vieną dieną vienaip sako, atsisukia, kitą daro, Nesakau, kad nebuvo gerų, daug gerų mano gyvenime akimirkų, nenoriu, kad irgi klausytojai susidarytų įspūdį, kad nebuvo džiaugsmo, buvo džiaugsmo, bet jis būdavo ant tiek laikinas, kad tas skausmas ir tas pyktis, tas nesupratimas, kodėl tiek daug neteisybės buvo didesnis ir niekados tos džiaugsmo akimirkos niekados neatsverdavo, ar ne, ten, sakykim, toks didelis svoris. Ir aš sakau, bet jeigu tu esi Dieve, visa kūrinyje, viskas, ką aš matau, sakau, yra taip gražu. Spalvos, žalė, lietuviški laukai, miškai, man asmeniškai yra taip gražu. O mes žmonės, realiai mes nešam blogį. Iš tikrųjų. Ir viskas. Aš nekaltinau Dievo, kodėl mama mirė, aš nekėliau klausimo, kodėl jinai išėjo, aš nekėliau klausimo, kodėl kas kaip. Man tiesiog netėjo, jeigu tu esi, kodėl mes esam tokie. Ir viskas, ir praėjo toliau, gyvenimas eina. Ir aš nežinau kas, bet aš turėdavau, mane į Klaipėdą būdavo, kviesdavau dar kažkas. Man pradėjo jau iš vidaus eiti tokios mintys, kad taip kaip aš seniau modeliuodavau gyvenimą, tarkim, tie vakarėliai, svarbu gera išvaizda ir panašiai, kad tai nėra gerai. Ir aš, jokia čia gėda, tai būdavo, atsimenu, neblaivi, parašiau savo draugėm labai artimom, kurios tikrai man daug padėjo, kai man buvo sunku, bet parašiau, sakau, aš taip gyventi nebenoriu, aš taip gyventi nebegaliu ir aš noriu nutraukti draugystę.
Dabar aš žinau, kad blogos draugijos gadina gerus įpročius, bet vėlgi aš tų žmonių nekaltinu, nes ką tik aš pokalbio pradžioje ir pasakiau, mes gyvenam palei normas ir yra paradigmos, kurios mums susikūrė mūsų mąstysenoje, kad tai nuo vaikystės, ar ne paradigmos, nuo mūsų artimųjų rato, po to nuo klasiokų rato, nuo grupiokų, kursiokų arba kolegų rato susikūrė paradigmos, pagal kurias mes mąstom apie savo gyvenimą, kad jis taip ir taip turi atrodyti, tas ir tas yra teisinga, tas ne. Bet viduj man jau kažkas kirbėjo, kad taip nereikia, kad tai nėra teisinga. Ir aišku, aš neturėjau tam žodžiu, aš paėmiau, taip šaltai ir gal žiauriai. Aš dabar suprantu, kad žiauriai parašyti žmogui, žmonėms, kad aš su jumis nebenoriu būti, ten tūsinti vakarėliuose, būti, gerti, pramogauti, neturėti savo vertės, nėra gera, nėra teisinga. Nežinau kodėl, bet aš taip suprantu, kad tai nėra viskas ate. Aišku, man buvo pasiūlyta pas psichologus nueiti, gal tai normali reakcija žmonių, nežinau. Ir praeina daugiau negu pusmetis. Aš atvažiuoju į Klaipėdą laikyti sesijos ir aš apsistoju pas savo vyriausiąją seserį ir aš sakau, noriu dar kartą klausytojui visiems pasakyti, neieškojau Dievo. Aš neieškojau. Aš planavau tuo metu kaip tik labiau apie rytų filosofiją domėjausi, apie meditacijas, aš buvau pradėjus mantrų klausytis, aš ieškojau visą savimi ramybės. Aš susikūriau savo patogų gyvenimėlį, ten darbas, studijos, taupytis pinigus kelionėmis ir tiesiog tokia gerai atrodyti, visiškai tokia širdis šalta, ten dar kažkas, tik dėl savo artimųjų ir viskas. Ir aš atvažiuoju tą Klaipėdą laikytis tos sesijos pas vyriausiąją seserį ir apsistojusi ten ir jinai turėjo jau irgi dukrytę ir kaip antradienio vakarais jie dingsta su vyru, taip jie dingsta ir grįžta tik 10 val. Vakare. Čia jų gyvenimas, bet aš taip sakau, kur jūs važiuojat, visą laiką dar vaiką pasiimat. Jie taip atsisuka, sako, į Biblijos studijas. Galvoju, gerai, tarp jaunimo mėgstam sakyti good for you, kaip sakant, tau gerai, tau tinka, tolerancija, meilė artimiesiems, viskas gerai. Ir taip galvoju, bet, keistai iš pradžių buvo, bet galvoju, viskas. Ir vieną sykį jie turėjo tuo metu dar Skype pokalbį su tuometiniu pastorium. Ir žodžiu, jie pradėjo tokią temą apie irgi, ar gali būti, labai sesės vyrui kažkaip rūpėjo, ar tai gali būti tiesa, kad taip gali žmonės tapti apsistais, kad ten gali kažkokią dvasią įsileis arba matyti dvasinį pasaulį. Matyti kažką ten per Biblijos studijas kalbėjo ir jie pratęsė tą pokalbį. O aš kaip tik, mano, kaip sakant, miegamasis buvo svetainė, aš nenoriu, aš esu priversta girdėti šitą pokalbį. Ir aš dar tokį atsimenu, guliu toj lovai ir galvoju, kada jie ten baigs kalbėti. Ir sakau, aš tokia, kadangi aš jau domėjausi rytų filosofiją, sakau, paklauskite to pastoriaus, o kodėl budistai yra blogi. Kodėl jie blogi, kodėl jie, negali žmogus, tarkim, tikėti ir krikščionišką, kad yra tas Dievas, viskas gerai, bet rinktis, pavyzdžiui, pas Dievą eiti, budizmo keliu, tarkim, modernizmas, ar ne? Ir aš nesiplėtosiu, jis pateikė ten tam tikrą atsakymą ir pacitavo, aiškus, Bibliją, kad Jėzus Kristus yra tiesa, kelias ir gyvenimas ir niekaip kitaip mes nenueinam pas tėvą, tik per sūnų, ar ne, ta rašto vieta kalba. Ir jis, bet ne tai mane užkabino. Mane užkabino, kai jis pradėjo pasakoti liudijimą. Kaip vienas ten vyras, kaip sakant, neištikimas, jis susodino moterį už pinigus ir jam atsivėrė realiai dvasių akys, kaip jis pradėjo matyti, kažkokias tai dvasias pasireiškiančias. Jis ten išsigando žodžio, aš perpasakoju, sakau, nesu autorius šitos istorijos, kaip jis sustojo, sustabdė tą automobilį ir išbėgo ten, kažkur, sako, pusiau laukuose, ten važiavo, išsivaizduojat, kaip Lietuvos tokie keliai yra, kad ten pusiau vienkimiai ir sustojo prie tokio vienkimio, sako, nubėgo į tą vienkimį belstis ir tokia močiutė atidarė duris ir jis ten pradėjo sakyti, man čia pasakot nerišliai ir ta močiutė jam tiesiog pasakė, vakulėlį, tau reikia Jėzaus. Ir man kažkas viduj nemoku pasakyti ir tą baimę, kad taip gali būti iš tikrųjų, nes labai dažnai visuomenėje yra taip. Ir dabar, kai pakalbėtume su žmonėmis, jie į tą tamsumą ir tas visokias dvasias, ten visokius tos antgamtinius dalykus iš tamsiosios pusės, jie labai yra, ar ne, ekstrasensai, taip vyksta, taip gali būti, ar ne. Bet kai pradedi kalbėti apie tai ir Dievas egzistuoja, tas kelias, tas vienintelė ta tiesa, skeptiški tokie patampa. Aš neišskirtinė tame buvau.
tokia, ir aš galvoju, kaip čia viskas kažkaip sudirgino mane, bet galvoju, nu viskas, reikia laikas miegoti. Ir aš ten tą naktį prisisapnavau košmarų, bet irgi nieko nesurišau, nieko nebuvo taip, kad viskas jau čia man, čia, žinai, reikia kažkur eiti. Bet sesuo taip pat paėmė, sako, jeigu turi, nori pati susipažinti, ar turi daugiau klausimų, ar šiaip nori pamatyti, kur mes lankomės, tu gali eiti kartu. Ir aš tokia, ne, maždaug nereikia man. Bet atėjus kažkaip penktadienio išvakarėm, sakau, nu gal aš ir ateisiu, nu čia šeštadienį. Bet tikrai man toks, gal iš smalsumo, gal iš to pažiūrėti, kur ten jie lankosi, bet jokio tokio gilesnio intereso tame nebuvo. Ir aš atsimenu, ir aš nuvažiavau, vėluodama savo stiliui, nes, suprantat, to, ko tu nepažįsti, tai, kas tau nieko nereiškia, tu nelabai ir gerbi. Nu toks. Taip yra. Tai aš ten įėjau į tą bažnyčią protestantišką ir paprasta, kaip sakant, nuomojimus patalpos, aišku, man labai keistai pasirodė, galvoju, kas čia dabar kažkokiam bendrabutį, galvoju, kur čia jie yra, nu, bet kažkaip pasitikė, juk pažįsti savo artimuosius, žinai, kad neišprotėja, žinai, kad kaip gyvena, juk žinai, kokios širdies yra, žinai, kaip mąsto, žinai, jau matei pokyčius esi. Ne tiek, kiek pokyčius, aš labai tolerantiškai viską žiūrėjau, tiesiog aš labiau tos pokyčius nurašydavau, kad, tapę tėvais neseniai, tėvystė labai keičia. Tai, bet kas ten įvyko, aš tik pradarau duris, kaip sakant, įeinu ir pamatau, kaip visi žmonės šlovina. Ir va tokį vaizdą pamatau, galvoju, o, kas čia. Ir jie mane pasikviečia, aš prieinu arčiau ir buvo giedamos giesmės, ką tuo metu aš nelabai suprasdavau, kas tai yra. Ir aš nemoku apibūdinti to jausmo, bet man toks jausmas, kad man per visą kūną elektra nuėjo. Aš nežinau, kodėl aš visą taip virpėti, nedrebėti, bet virpėti pradėjau ir verkti. Ir aš turėjau tokius trumpus plaukus, užsimečiau tos plaukus, žinot, išdidumas, arogancija, kad niekas čia nepamatytų, kad aš čia graudinuosi, kad čia verkiu, nes, viduj toks skepticizmas, čia nesąmonė. Čia kažkokia keistai, labai dažnai tas jausmas ateina, ar ne, naujoje aplinkoje, čia kažkas yra keistai, ar gali tai būti. Bet kai aš pradėjau girdėti, jie tiki, jie iš tikrųjų tiki. Ir praėjo tas tarnavimas ir tas susirinkimas ir prieina prie manęs pastorius tos bažnyčios ir manęs užduoda paprastą klausimą, sako, Rima, ar tu tiki Jėzų? Ir vėlgi čia tokią didelę pauzę noriu padaryti. Jeigu manęs būtų paklausę, Rima, ar tiki į Dievą, aš vienareikšmiškai iškart būčiau pasakius, žinoma, kad tikiu, nes aš į Dievą tikėjau. Bet kai manęs paklausė, Rima, ar tu tiki į Jėzų, aš nieko negalėjau atsakyti. Aš realiai nieko negalėjau atsakyti, nes aš supratau, kad aš nepažįstu Jėzaus. Nes tai yra tai yra vardas. Tas pats, ar ne, manęs kažkas paklaustų, žinai, Rima, ar pažįsti Sandrą? Ir aš sakyčiau, taip, nes aš pažįstu tave, Sandrą. Bet jeigu manęs paklaustų apie kitą kokį asmenį, kurio aš tik esu girdėjusi, ar ne, ten, tarkim, koks Amerikos prezidentas, aš žinau, kas jis yra, bet aš jo nepažįstu. Aš galiu tik nuomonę susidaryti iš to, ką apie jį rašo, bet aš jo asmeniškai nepažįstu. Ir mane tai be galo palietė, kad aš nepažįstu. Na ir ėjo kita savaitė ir vėl mane pakviečia ir aš galvoju, neturiu ko prarasti, visai neblogai buvo. Toks maždaug visai neblogai buvo, aš nenukentėjau, ramybės trokštų, tai kodėl nenuėjus. Ir aš išgirdau, mane išgelbėjo, į išgelbėjimą, kaip sakant, įvedančią rašto vietą. Tiksliau 2 rašto vietas. Vagis atėjo vogti, naikinti ir žudyti. Jėzus sako, aš atėjau, kad duočiau gyvenimo apsčiai ir kad mano tauta žūsta dėl žinių stokos. Man tai taip susidėjo, aš momentaliai atrodo, tiek tai reikėjo visam gyvenimui, kad mes išvengtume, aš realiai mačiau, kaip mūsų šeima buvo visiškai sunaikinta. Išgirsti tiesą. Realiai Dievo žodis, kuris prasiskverbė iki kaulų smegenų, širdies atšakų ir teisė kiekvieną piktą sumanymą. Tai tikrai įvyko. Išgirdau Dievo žodį, kad Jėzus Kristus atėjo duoti gyvenimo. Jis neatėjo duoti religijos, jis neatėjo atimti gyvenimo, jis neatėjo nuteisti, jis neatėjo tavęs pasmerkti, jis atėjo duoti gyvenimo apsčiai. Ir man toks klausimas, ką tai reiškia tas apsčiai gyvenimo? Aš to noriu. Ta prasme, jeigu Dieve tu duodi, tai aš to noriu. Ir kitas niuansas, kas buvo labai man svarbus, kad aš supratau, kad priešas egzistuoja. Kad tai velnias vogė, naikino ir žudė. Dėl to, kad mes nežinojom tiesos. Dėl to, kad mes nepažinojom Dievo. Mes buvom religiniai ir, kaip sakant, tradiciniai tokie tikintieji.
aplinka ta visa. Mes neturėjome, ar ne, kaip Jėzus Kristus yra kertinis akmuo, ant kurio tu stataisi ir tu stovi, nes, kaip sakau, tu tiki, tu matai, tu pažįsti. Ir man tai labai stipriai susijungia ir aš tiesiog pradėjau pamatyti tą tiesą, kuri mane pradėjo laisvinti. Mane pradėjo realiai laisvinti ir aš pradėjau trokšti. Aš tai pradėjau trokšti, aš galvoju, vienintelis asmuo, vienintelis apskritai dalykas, kas gali mane dabar atskirti nuo žinojimo, nuo tiesos, esu aš pati. Tai aš iškart galvoju, kaip man pabaigti Biblijos studijas, man reikia testamento, man iškart, kardinaliai, va taip. Ir aš parsivežu testamentą ir tada vėl turėjau grįžti gimtinę. Ir aš atsimenu, skaitau testamentą, ir čia taip juokinga, bet taip yra. Atsimenu, pasiėmiau pirmą kartą gyvenime testamentą, skaitau, gerai, ką čia daugiau dar rašo, toks išdidumas, toks maždaug, ką čia gali rašyti, ar ne, tokia ta, nes labai daug yra asociacijų apie Bibliją, apie testamentą, apie visus tos šventuosius raštus, ar ne, kad jie iškreipti, kad jie tik tais ten kažkokie pasenę, ką ten gero gali parašyti šiuolaikiniam žmogui ir žmogui, kuris turi problemų. Ką ten gali parašyti? Taip. Žmogui, kuris gyvena skausme, problemose ir kaip tas Dievas ten esantis toli gali padėti tau čia. Dėl nusiraminimo maždaug pasimelsk. Aš tiesiog tai įgarsinu, nes labai daug žmonių taip mąsto. Arba dar būna tas stereotipas, kad netrukdyk Dievo su savo problemom, žinai, tos tavo problemos ir panašiai. Ir aš skaitau. Ir kol prieinu Luko Evangelijos ir dėja neprisimenu skyriaus, jei nesuklysiu, bet gali būti, kad klystu, 6 skyrius 48 eilutė, bet yra žodžiai ir jie kartojasi per visas Evangelijas, Mato, Luko ir Morkaus, kad priėjo vienas mokinys, sako, Jėzau, viešpatie, aš irgi noriu sekti paskui tave, bet leisk man pirmiau eiti, palaidoti savo mirusio tėvo. Ir Jėzus atsisuko ir tarė jam, palik mirusiesiems laidoti savo numirėlių, o tu eik ir skelbk mano karalystę. Viskas. Aš nežinau, kas įvyko. Aš kaip perskaičiau šitą eilutę, aš realiai supratau, kad Dievas kalbasi su manim. Tai nėra atsitiktinumas. Iš kur, aš galvoju, kaip jis žino, ką aš dabar jaučiu, kaip jis žino, su kuo aš viduj kovoju, kaip jis žino, kad yra ta kova tarp noro gyventi ir nenoro gyventi, ar ne? Ir aš realiai išgirdau asmeninį Dievo kvietimą sekti juo ir kad yra tikslas, jo karalystė. Man taip tapo aišku, aš tiek verkt pradėjau, tokį išlaisvinimą pajutau, paleist visas tą mamos skausmą, nes tas žodis mirusiesiems, nes tikrai būdavo ir susapnuoji. Tikrai būdavo ir apmastai, tikrai būdavo stengiasi nemastyti, bet vis tiek galvoju. Ypač sapnų daug būdavo mamos, kad aš sapnuodavau ir vis tiek šeimoje pasikalbi ir matai, kad ir viena sesė slegia tas dalykas, nesvarbu, kad buvo prasisukę metai ar ne, kas tie metai. Ir panašiai, nesvarbu, kad jau ir viena dukterė čia gimusi ir kita, bet vis tiek tas slaugumas jis mumise buvo. Ir čia realiai sako, palik mirusiesiems laidoti numirėlių, o tu eik. Skelbk Dievo karalystę, arba kitas vertimas gal rašytų, sek paskui mane. Aš atsimenu, išsiverkiau, kaip nežinau, kas ten. Nebuvo jokio šalia žmogaus, ar ne, nebuvo jokių pastorių, nebuvo jokių kunigų, nieko. Buvo Dievo žodis, kuris yra gyvas ir veiksmingas šiandien, kuris keičia gyvenimus šiandien. Aš perskaičiau, aš nebuvau kažkokie giliai tikinti, aš 2-3 kartus bažnyčiui buvau nuėjus. Tai nebuvo, žinot, kaip kiti sako, čia tave įtikino, arba tu buvai jau toks palaužtas. Aš nebebuvau tokia palaužta, jeigu klausytojas gerai įsiklausys mano istoriją. Nebuvo taip, kad, žinot, tu eini ten ir vaistus geri, ar dar kažkas, nieko panašaus. Jokių vaistų, nieko. Tiesiog. Ir tas Dievo žodis, jis taip prasiskverbė mano širdį ir aš galvoju, aš turiu dar daugiau jį pažinti. Ir toks atrodo būdavo juokingų tų paskaitimų, nes prieš tai skaičiau apie, kad būtų truputėlį to humoro, atsimenu, skaičiau prieš tai apie tą figmedį, kur Jėzus priėjo, figmedis neturėjo vaisiaus ir sako, ten nudžiūva šitas medis per amžius. Ir aš realiai prieš tai, nes ta istorija apie figmedį yra prieš tai. Ir aš taip galvoju, net mintyse paniekinau, koks tas Jėzus maždaug, kuo prasikalto tas figmedis. Ar ne tokiu kūnišku, žmogišku supratimu apie tai, kas yra gėris ir blogis. Ar ne palei savo teisumą. Pripažinkim, tai buvo mano teisumas, kad Jėzus pasielgė neteisingai. Ir aš galvoju, ko jis pristojo prie to figmedžio, taigi parašyta, kad nelaikas buvo duoti vaisius. Tai parodo ir neišprusimą, ir nesupratimą rašto ir panašiai. Bet ar ne kelis skyrius pavertus toliau, Viešpats man prakalba. Taip tiesiai širdį, taip tiesiai mano gyvenimai. Aš tokį asmeninį susitikimą patyriau, tada išgyvenau.
Ir toliau tiesiog sekė, aš pradėjau labai trokšti grįžti, tiesiog gyventi Klaipėdoj, dėl paprasto dalyko, man reikia tos bažnyčios. Man reikia pažinimo, kaip ar nesakiau, kad tai eilutė, kad Dievo tauta žūsta dėl žinių stokos. Aš supratau, kad man reikia žinių, kad aš visiškai nepažįstu Jėzus ir aš noriu jį pažinti. Ir kad Jėzus gelbėja. Ir atsimenu, buvo toks įdomus dalykas, vis tiek yra, buvo vienas tarnavimas ir buvo meldžiamasi už evangelizaciją. Ir aš galvoju, visi žmonės turi žinoti, kad Dievas yra. Va taip, tiesiog. Galvoju, aš taipogi prisidėsiu prie to, atsimenu, išeinu į priekį, kad aš irgi, sutinku eiti kartu pasakoti žmonėms apie Dievą, kad jis yra, kad tai yra Jėzus. Ir mane tiesiog stapteli pastorius, sako, palauk, Rimas sako, o tu Jėzų priimi kaip savo gelbėtoją. Ką čia dar priimti, aš sakau, tikiu, kad jis yra, taip, pripažįstu, kaip sakant. Ne, sako, bet kaip savo asmeninį gelbėtoją, ir sako, tu priimi, sako, meldėsi tuo. Aš sakau, ne, sako, pasimeldžiam dabar. Gerai. Ir kai pradėjau melstis, kas ten prasidėjo, žinau, kad kiti klijuotų etiketę, kad ten, čia išlaisvinimai. Jei šiai dienai, kaip aš pati save atpažįstu ir žinau, kas ten vyko tiesiog skausmas išėjo lauk. Visas skausmas, kurį žmogus laiko, ten tiesiog išėjo lauk. Nes iš tamsos į šviesą perkėlė. Būtent, nes Jėzus, kai vieną gelbė, taigi jis traukia tave iš tamsos, jis iš to skausmo ir kol tu nusipurtai ten ir aš verkiau, ir aš po to ir ant žemės atsidūriau, nes tu neatlaikai to svorio, tu elementariai neatlaikai. Kodėl žmonės traukiasi iš gyvenimo? Jie neatlaiko, jie ne dėl to, kad jie nenori gyventi, jie nori gyventi, bet jie nesusitinka su gelbėtoju, jie neatlaiko to svorio. Ir aš, kaip sakau, aš nuolatos turėjau suicidinių minčių. Nuolatos. Tas pasirinkimas gyventi ar mirt. Ir nes koks skirtumas vis tiek, tu vis laik matai, kad tas gyvenimas jis nutrūks. Tai kam čia kankintis? Ir tas skausmas tiesiog sulig ta malda jis buvo traukiamas. Ir aš pažinau Jėzų kaip gelbėtoją. Ir nuo to laiko aš kategoriškai, kardinaliai, pažindama tiesą, pažindama Dievo žodį, neatsitraukiu nuo jo, esu su juo, jis yra manyje, jis mane pažino. Aš šiai dienai galiu pasakyti, kad ne aš suradau Dievą, jis mane pašaukė ir jis mane surado ir jis išsirinko. Čia jokie nuopelnai nėra, žinai, kad čia, kaip nusakau, dėl to norėjau paminėti, nes labai daug yra klijuojama tokie čia, kad žmonės po tokių traumų, kaip mamos netektis ar dar kažkas, eina ieškoti pagalbos ir bažnyčia yra viena iš pagalbų. Ne. Aš nejau ieškoti. Dievas mane kvietė, Dievas mane šaukė. Taip, jis numirė už mus, kad mums atsišaukimas. Nuo tos vienos klausimo, ar ne, aš noriu sugrįžti. Viskas turi, kaip sakant, pas manęs kaip Sekundėlė, Rima. Šiandien tiek informacijos turim, kad mes susitiksime, Rima, su tavim antroji laidoje ir kviečiame žiūrovus įsijungti sekančią laidą, kur mes susitikę kalbėsime toliau apie Dievo pakeistą širdį ir kaip Rima gyvena toliau, iš kokios tamsos ją Viešpats ištraukė, į kokią šviesą ir kaip šiandien jisai veikia jos gyvenime. Galingai, šlovingai, pergalingai. Taip kad iki susitikimo.